vertinimų ir nevertinimų, bandom ir vienaip ir kitaip aiškinti, visuomenė jaučia tokį nerimą, pergyvenimą dėl vadinamo to nekilnojamo turto mokesčio, kur kažkas tai kažkada tai Europos komisija lygtais įsipareigoja, kad jis turi būti priimtas ir jis turi būti visuotinas. Tai Seimas savo laiku priėmė įstatymą 2005 metais, priėmė nekilnojamo turto įstatymą mokesčio, kuris galioja, buvo riba 220 000 eurų, tada 2019 metais, būnant Sauliui Skverneliui premjeru, ta riba buvo sumažinta iki 150 000, valstiečiai siūlė tada net iki 100 000 sumažinti tą ribą. Tai mes tada Seimas nepritarėm, jau tuo metu jau tada buvo tas toks konfliktas ir po to Seimas priėmė įstatymą, kad kas 5 metai registrų centras turi pateikti turto viršutą vertinimą. Tai mes čia bandėm savai pasižiūrėti tas vertės, akivaizdu, kad tos vertės kyla 2-3 kartus ir kai kuriuose vietose net ir 4 kartus kyla, bandom žmonėm paaiškinti, kad tos vertės turės pakankamai didelį įtaką, kad tai frakcija mūsų visą Nemuno aušra iš tikrųjų dėl ko keičiamas ir registrų centro direktorius matau ir tyrimų skyriaus direktorius ar pavaduotojas, kaip skaityti, kažkaip tai pamenu ir jo turto vertinimo. Tai didelis ačiū, kad jūs atvykot, šiek tiek, kadangi visi Seimo nariai skirtingose rajonuose, skirtingose apygardose yra, gauna tų klausimų, patikėkit manim, šiandien klausimas ne kiek saugumo klausimas, o kiek iš tikrųjų ta turto vertė. Aš nėra, kad gatvėje išeidamas nesutiktų žmogaus ir manęs neklausiu, tai kaip čia bus. Ir kai žmogaus paprašai unikalų numerį, tada patikrini unikalų numerį, tu jam pasakai, kad tavo turto vertė dabar 80 000, kadangi tikrai didelis ačiū Jums, kad ta sistema veikia, gal ją reikėtų daugiau, čia kadangi aš jau turėsiu jungtis iki vyriausybės posėdžio, tai bandysiu daugiau susakyti. Tai ką aš manyčiau iš registrų centro, ką dar reikėtų, tai reikėtų, kai eini pas Jūs registrų centras arba KDLT, būtų iš karto kabėtų juoda baltas išrašas, kad pasitikrinkit savo turto vertinimus. Ir dabar pagal vieną tą IP pasitikrinį rodo tavo dabar vertę, pagal kitą jau rodo, kokia bus nuo 2000 jo. Tai va tas reikia, nes aš daug žmonėm ant telefonų rodai sustojęs gatvėje, kad jie suvoktų. Tai kitas mano prašymas yra, kadangi žiniasklaidos atstovai dalyvauja, tai irgi didelis pliusas yra per savo viešuosius ryšius, tai irgi būt gerai, kad vis daugiau žmonių gautų šitą informaciją. Nežinau, ar turite duomenis, pavyzdžiui, ten kokie elektroniniai paštai, ar koks yra kitas bendravimas yra savivaldybės, jo, tai tą reikia informuoti, nes tas nežinomumas, patikėkit manim, ten priaugę tokių yra, aš pas savęs apygardų irgi buvau, klausausi sąmokslo teorijų, maždaug šiltnamį tam žmogui, sako, man jau čia įvertino 30 000, tai aš jam rodau registrų centre, kad tas tavo šiltnamis net neregistruotas yra, žinai, bet ne, sako, va, Facebook'e rašo, kad mano dabar šiltnamis bus tiek ir viskas, tai suprantu, kad bandoma tą emociją tokią labai stipriai sukelti, tai frakcija dėl to irgi iš tikrųjų pasikvietė. Tikslas yra sužinoti, kaip vertinimą, dėl ko vertinimas, kas susideda vertinimo, kokią įtaką turi ir ar aplamai, kad paskolų portfelis ir turto dabar kokio būto kainas yra, tai atvažiuojančiams iš rajono regionų žmonėms būtų įsigijimas visiškai yra apribotas, tikrai tas akivaizdu ir matas tie, kurie mes Vilniuje gyvenam arba tie, kurie Vilniuje dirba, kadangi vidutinis atlyginimas yra daug didesnis, jeigu tai pažiūrėt pinigine išraiška, nes pagal statistiką, bet pagal gaunamą atlyginimą, tarkim, rajone, regione, tai akivaizdu, kad Vilniečiai gali pirkti ir antrą būstą, ir trečią būstą, tada jį nuomoti, ir tada tas prasideda Europos nubūtinimo variantas, kas yra Briuselį, kas yra Hamburgerė, kur akivaizdu, ten, kai šnekėsi su jų vietos atstovais savivaldos, tai ten yra kosmosas, kai žmogus nebeįperka būtų ir visi ten paskolininkai. Tai trumpai tiek, tada, nežinau, kas pristatysi direktoriau, jūs tada ir matyt frakcija klausimai. Kas pristatysit. Tai aš pristatysiu Kazys Muksitis, registro projektimo direktorius registrų centras. Su manim yra kolegos, generalinis direktorius Andrius Susas ir turto vertinimo skyriaus reikmėms skyriaus vadovas Linas Klimašauskas. Matomas veidas žiniasklaidai, turbūt neretai teko stebėti jos komentarus. Tai ačiū pirmininkai už galimybę pristatyti masinį vertinimą frakcijoje. Ir ypač tame svarbiame procese, tai mokesčių reformos kontekste. Šiaip masinis vertinimas tai yra procesas, kurio pasekoje mes, registrų centras, nustatome vidutinės rinkos vertės. Tai rezultatas viso šito proceso. Ir svarbu akcentuoti, kad vertinamas yra nekilnojamasis turtas, kuris yra registruotas nekilnojamo turto registre. Tai tokių objektų mes turim 7 milijonus ir iš to skaičiaus 4,4 milijonų yra statinių ir 2,6 milijono yra
žemės sklypų. Istorija pakankamai ilga, žemės sklypus pradėjo vertinti nuo 2002 metų, statiniai šiek tiek vėliau 2005 metų. Nekilnojamo turto mokesčio įstatyme yra įtvirtinti tam tikri vertinimo metodai, tai mes vertinam trim metodus, lyginamuoju pajamų ir kaštų metodų. Jeigu reikės detaliau, bus galima pakomentuoti, ką vienas kitas metodas reiškia ir kaip tie rezultatai yra gaunami. Ir čia turbūt labai yra svarbu akcentuoti, kad vidutinės rinkos vertės kas 5 metus, bent jau kol kas taip yra, kas 5 metus yra prilyginamos mokestinėms vertėms. Tai žemės sklypų pastarasis įvertinimas buvo 23 metais, o statinių kaip tik šiais metais atliekam, nes pastarasis įvertinimas buvo atliekam 21 metais. Ir 26 metais bus taikomos mokesčių nustatymui naujos vidutinės rinkos vertės, kaip minėjau, bus prilygintos mokestinėms vertėms. Čia gal svarbu papildyti, kad mes vertinimą darom kasmet. Tai reiškia, turim tas vertės kasmetinės ir jos naudojasi ne kiti, bet pačiai mokesčiam paimam kol kas tik 5 metus to žirklės vadinėlės. Ja, tai prie to dar panaudojimumo, dar turim iš tiesų skaidrą paruošę pakankamai platus panaudojimas šito rezultato, tai yra vidutinių rinkos verčių. Gerbiamas pirmininkas jau paminėjo iš tiesų galimybę sužinoti, kokia yra vidutinė ar mokestinė vertė. Tai mūsų internetiniam puslapyje turėdami unikalų numerį arba adresą, jeigu toks yra objektų suteiktas, galima sužinoti tiek mokestinės vertės dydį, tiek ir vidutinės rinkos vertės dydį. Tai šiuo metu, kaip ir minėjau, statinių mokestinės vertės yra kol kas publikuojamos 21 metų, o vidutinės rinkos vertės yra publikuojamos 25 metų sausio 1 dieną. Šiek tiek apie procesą. Iš tiesų, kaip vienas direktorius minėjo, kasmet vertinimą atliekam, tačiau metų ciklas susideda iš tam tikrų etapų. Tai 9 mėnesiai yra skirti duomenų analizai, tai rinkos analizė, darbinių duomenų analizė, sandorių duomenų analizė ir po to yra parengiami verčių žemėlapiai. Turbūt teko matyti, visa Lietuva yra suskirstyta į tam tikras verčių zonas ir turim per 1,5 verčių zonų. Ir po to yra sudaromi modeliai, skaitmeniniai vertinimo modeliai, ko pasiekoje yra nustatomos vidutinės rinkos vertės ir rengiamos vertinimo ataskaitos. Ataskaitos yra rengiamos atskirai žemei, atskirai statiniams ir kiekvienos savivaldybės lygyje. Ir dvi ataskaitos yra parengiamos valstybės lygmenių žemės ir valstybės lygmenių statinių. Parengus ataskaitas, jos yra teikiamos viešam svarstymui, bet dar tiesa norėjau paminėti, kad yra rugpjūčio 1 diena tas atskaitos taškas, kurie dienai mes atliekame. Ir tai dienai yra nustatomos vidutinės rinkos vertės. Ir minėjau, po kaip parenkamos ataskaitos, jos yra teikiamos viešam svarstymui su visuomenė 2 savaitės ir pradedam šitą procesą apie rugsėjo vidurį. 2 savaitės su visuomenė svarstam, diskutuojam. Ir tuo pačiu lygiai yra pateikiamas visas paketas dokumentų savivaldybėms. Jos turi mėnesį laiko vertinti, turi galimybę išsakyti pastabas. Jeigu tokių gaunam, jeigu yra teisingos pastabos, tada dokumentai yra tikslinami ir atitinkamai koreguojami pagal pateiktas pastabas. Žemės sklypų ataskaitas tvirtina nacionalinė žemės tarnyba, prieš tai su ją derinam po statinių finansų ministerija. Metų pabaigoje yra priimamas finansų ministro įsakymas ir po to paskelbus teisės aktų registre jau įgyja teisinę galią šitie dokumentai. Ir dar yra visa eilė registrų centro įsakymų parengiama, kurie yra susiję su vidutinių rinkos verčių nustatymu ir jų panaudojimu tolimesniuose procesuose. Kaip ir šiek tiek užsiminėm prieš tai apie panaudojimumą. Pagrindinis tikslas žemės ir statinių vertinimo yra būtent mokestinių verčių nustatymui, tačiau matote aibę gyvenimo įvykių, kur vidutinė rinkos vertė yra naudojama. Tai yra valstybės institucijos, savivaldybių institucijos,
bankas, notarai, verslas naudoja. Tai iš tiesų yra labai platus panaudojimas ir čia galbūt irgi yra pagrindimas, kodėl reikalinga yra atlikti vertinimą kasmet. Dar vienas momentas, ko nepaminėjau, kad Lietuvos masinio vertinimo sistema yra pasauliniu mastu pripažinta kaip viena iš pažangiausių. Turime Pasaulio banko vertinimą, turim vertintojų organizacijų vertinimą, tai iš tiesų galim šituo pasidžiaugti, kažkuria prasme ir pasididžiuoti. Norisi labai aiškiai atskirti ir ką gerbiamas pirmininkas akcentavo, būtent registrų centro kompetencijas ir kitų institucijų kompetencijas, nuo kurių galutiniam rezultate priklauso, kiek mokesčių mokėtojas mokės mokesčių. Tai iš mano prieš tai buvusio komentaro supratote, turbūt, kad registrų centras yra atsakingas už mokestinės vertės nustatymą. Tačiau mokesčių mokėtojas moka sumą, kurios nustatymą įtakoja aibė veiksnių. Šiuo atveju nekilnojamo turto mokesčio įstatyme įtvirtinti tarifai, čia yra įstatymai įtvirtinta tam tikra dalis tarifų, kita dalis yra savivaldybių kompetencijų, kur savivaldybės irgi turi galimybę nustatyti pagal tam tikrus kriterijus, čia yra paminėti tie kurie situacijos, kurios daro įtaką savivaldybių tarybų nustatomiems tarifams. Ir, aišku, mokestinės lengvatos. Iš tiesų įstatymas yra pakankamai daug mokestinių lengvatų ir jos taip pat pakankamai ženkliai mažina nekilnojamo turto mokesčio dydį. Tai noriu akcentuoti, kad registrų centras atsakingas už mokestinės vertės nustatymą, savivaldybės, mokesčių inspekcija apskaičiuoja galutinį mokestį, kurį mokesčių mokėtojas turėtų sumokėti. Ir turbūt didžioji dalis mano pristatymo bus susijusi su skaičiais. Tai atlikom po pastarojo vertinimo, nustatėm, kad bendra viso Lietuvos nekilnojamojo turto, kuris yra registruotas nekilnojamo turto registre, vertė yra 202,4 milijardo. Iš to skaičiaus 158 milijardai sudaro statinių vertė. Ir žemė 44,3 milijardo. Šiaip jeigu pasižiūrėt į šitą grafiką, tai labai aiškiai matosi, kad žemės vertė nuosekliai kilo ir nėra kažkokių tai išskirtinumų, kažkokių tai išsišokimų. Tuo tarpu su statiniais yra šiek tiek kitokia situacija. Tai yra, kad statinių vertės ženkliai šoktelėjo 22-23 metais. Jeigu kasmet būdavo augimas po keletą milijardų, bendro turto vertės tai jau čia viršijo 15-20 milijardų per šitos metus. Tai tas augimo tempas yra sustojęs, bet šitie metai turbūt buvo su didžiausia įtaka. Na ir čia viešoje erdvėje yra nekartą turbūt nuskambėję, kokiu dydžiu kilo vertės, lyginant su 21 metais. Tai mūsų skaičiavimais apie 70-80% yra verčių pokytis, bet vėlgi yra labai skirtinga situacija. Tiek pagal atskiras turto grupės, atskirose savivaldybėse vėlgi skirtinga situacija gali būti. Čia yra tik vidutiniai dydžiai, kuriuos mes nustatėm, būtent atlikti pastarąjį vertinimą 25 metų sausio 1 dienai. Šiaip, jeigu žiūrėti į atskiras turto grupės, tai išsiskiria poilsio ir sporto turtų grupė 96% augimas, bendrabučių taip pat augimas yra pakankamai ženklus. Ir turbūt, kas labai jautru, būtų ir gyvenamųjų namų 75% augimas yra fiksuotas. Taip, dabar panaši informacija, tik tai šiek tiek labiau detalizuotai ir pamečiui. Tai patvirtina, kad būtų ir bendrabučių, ir vienbučių, ir dvibučių gyvenamųjų namų vertė yra didžiausia ir tas pats mano prieš tai minėtas šuolis 23 metais irgi yra ryškiausias šitame segmente. Kitų turto grupių vertės augimas jisai nėra labai ženklus ir tinka rinkos konjunktūrai. Ruošdamiesi šiam susitikimui su frakcija bandėme
suvokti, kokios informacijos galimai reikėtų. Tai klausim frakcijos atstovų, pagal kokius intervalus būtų tikslingai atrinkti informaciją. Tai iš frakcijos gavome pasiūlymą identifikuoti tokiais intervalais, kurie šitoje skaidrėje yra dešinėje pusėje. Tai yra iki 200 ir po to kas 200 tūkstančių. Ir pavertinom 3 mūsų vertinimų jautriausias turtų grupės, tai yra liečiančias daugiausiai gyventojų, tai yra butai, pastatai ir sodų sklypai, sodų pastatai. Tai pradėsiu nuo butų. Iš tiesų, pagal tuos iš frakcijos gautus intervalus, tai labai aiškiai matosi, kad praktiškai visi butai sukrenta, didžioji dauguma, 96% butų sukrenta į šitą intervalą, tai reikia 200 tūkstančių. Nedidelis dalis, nepilnai 4%, yra tarp 200-300 tūkstančių, o visa likusi dalis apie 2 tūkstančius objektų patenka į likusius intervalus. Ką svarbu pažymėti, kad palyginus su 21 metais pokytis realiai nėra didelis, yra faktiškai tuose pačiuose ribose iki 200 tūkstančių butai praškai beveik visi sukrenta. Mes pabandėm pasižiūrėti šiek tiek pagal kitus intervalus, kaip matote, detalizuota informacija. Čia išsiskaidimas yra didesnis ir turto, kuris būtų, kurių vertė yra iki 20 tūkstančių, turim 12,5% ir jeigu lygiant su 21 metais yra pakankamai ženklus mažėjimas. Tai yra turto, kadangi turto vertė kilo, peršoko į kitus intervalus, į kitas grupės. Ar čia jau yra su ta nauja vertė jau šitie būtai, ar dar iki vertinimo? Čia yra su nauja vertė 25 metų sausio 1 dieną. Bet 6 metų? 6 metų dar nėra, kadangi vertinimas šiais metais, tai tas ir pokytis bus didesnis. Šiais metais bus vertinimas atliekamas, kaip aš minėjau, rugpjūčio 1 dieną bus nustatomas. Ir tas rezultatas kažkiek kis, bet kiek sunku būtų prognozuoti. Tai didžiausia dalis patenka į intervalą tarp 20-75 tūkstančių, ir, sakyčiau, gan nemaža dalis ir tarp 75-150 tūkstančių. Čia yra ir didžiausias augimas fiksuojamas. Labai brangių virš 500 tūkstančių vertės būtų turim apie 800-803, virš 800, kaip matote, 74 objektus butus įvertintus. Toliau, perinant prie vienbučių gyvenamųjų namų, situacija yra analogiška, jeigu vertint, kad dauguma koncentruojasi objektų į intervalą iki 200 tūkstančių. Likusioji dalis iš tiesų yra nedidelė, gal kažkiek 200-400 šitame intervalai. Pagal mūsų suskirstimą, kokį mes pasiūlėme panagrinėti, tai vėlgi didelė dalis yra iki 20 tūkstančių objektų gyvenamųjų namų. Čia turbūt galima būtų akcentuoti, kad tai yra kaimiškosios vietovės, daug gyvenamųjų namų yra dar medinių, ir vertėjų yra tokia. Na ir tarp 20-75 tūkstančių, apie ketvirtį namų turime kuo toliau, kuo aukštesnė vertė, tuo mažesnis natūralų ir objektų skaičius yra. Ir paskutinė grupė, kurią vertiname, tai yra sodų pastatai, nieko išskirtinio, beveik visi, 99,9% objektų patenka į grupę iki 200 tūkstančių. Visose kitose grupėse yra labai jau mažas skaičius, kaip matote, tai 6 objektai susidaro. Na ir kaip ir butų bei gyvenamųjų namų, panašiai situacija ir su sodais yra daug patenka į tą intervalą iki 20 tūkstančių. Šiek tiek mažėjimas yra, lyginant su 21 metais, bet nelabai ženklus. Ir nemaža dalis patenka į intervalą tarp 20-75 tūkstančių. Visose kitose grupėse, visose kitose intervaluose iš tiesų yra pakankamai mažas objektų skaičius. Bet čia turbūt pakankamai objektų. Ši
šitie objektai tokioj vertės grupėje turėtų būti. Tai iš esmės viskas, ką norėjom pakomentuoti, šiaip tik tai turbūt galima būtų pasakyti, kad jeigu yra poreikis kažkokios detalizuotos informacijos, dar kitokiais intervalais, galima būtų pasižiūrėti ir tą informaciją frakcijai pateikti, jeigu jos poreikis būtų. Jau galima grįžkime prie to Lietuvos žemėlapio, kur yra tas spalvotas, kaip čia buvo šitas čia. Tai va čia ir ką ir paliustruoja, ne? Jeigu tai pasižiūrėsime, tarkime, Vilnius, Kaunas, Druskininkai, Birštonas ir tada įsiskiria Klaipėda, Palanga, tas regionas. Ir tai Mažeikiai net, tai visa likusi kita Lietuvos dalis gaunasi, kad praktiškai jinai net nepapuola iki 100 000 ribos, jeigu aš teisingai suprantu, ar ne? Čia Kaip tas yra vertinimas? paveikslėlis verčių zonų, tai yra gyvenamieji namai. Mes rengėme tokius žemėlapius, tai yra atskirom paskirčių grupėm. Butam, namam rengėm, žemės sklypam. Bet čia yra, aš matau, Lietuvos nekilnojamo turto verčių dinamika. Tai suprantu, kad ta dinamika pokytis yra vakarai, ne, ir tada kas šičia koncentruojasi, šičia nėra, jeigu taip paėmus, pažiūrėsim. Tai jeigu dabar paėmant pagal rajonus, regionus, tai daugiausiai tie, kurie yra nuo 100 000 vertės, ne, iki 200 000, kad tam intervalė pažiūrėti, nes ten yra kitas intervalas yra paimtas. Tai daugiausiai figuruoja būtent apatiniai Lietuvos daly. Jeigu žiūrint, šita dalis, čia yra įdomus dalykas, kiek būtų 100 000, nes esmė akivaizdu, kad grindis, nuo kurios dabar yra 150 000, tai rodo vieną skaičių, bet jeigu būtų 100 000 ir 150 000, kiek procentų šičia papultų? Va čia yra klausimas, nes yra esminis dalykas, kad visuotinio nekilnojamo turto mokesčio tokio negali būti. Jis negali būti taikomas. Tai čia mes esam tarės. Dabar yra tik tais klausimas, dabar mes turim grindį 150 000, valstiečiai tuo metu siūlė 100 000, buvo riba 19 metais buvo pasiūlyti. Tai dabar klausimas yra 100 000, jeigu yra grindis siūlomas, kiek procentaliai žmonių patektų į tą mokamą ribą. Tai vienas dalykas ir antras yra dalykas, kas yra visuomeniai, ką aš dabar matau, tokia informacija yra, kad skaičiuojamas visas bendras šeimos turtas. Tai realiai įstatymas tai taikomas vienam objektui ir jeigu objektai yra registruoti 2 žmonės, yra pavyzdžiui Petras ir Onutė, tai ta turto vertė dalinama per pusę. Tai jeigu galite mikrofoną įaiškinkit, nes čia žmonės, sakau, patikėkit manim, aš pavargstu beaiškinti visiems ir tie patys politikai, matau, kursto tą žmonės ir visuomenę ir neaiškina tai, kad tas mokamo turto vertė, jinai pusiau dalinasi. Tai nežinau, pamėginkit jūs čia dar išaiškinti. Gal pradžiai dėl tų intervalų. Iš tiesų, jeigu yra poreikis, mes galėtumėm pasižiūrėti ir kaip pasiskirsto turtas, būtent, tarkim, nuo 100 iki 150. Tai galėsim mes padaryti tą statistiką ir pateikti frakcijai. Dabar nenorėčiau spėlioti, kaip pasiskirstys, nes būtų... Tai yra labai svarbu, nes vis tiek prezidentas pasiūlė, kadangi prezidentas yra iniciatorius šito nekilnojamo turto mokesčio arba jo palaikytojas yra, tai mes čia turim naujoje koalicijoje, kaip jūs sakau, slėpti tai, kas buvo padaryta nuo vyriausybei. Įsipareigojimas yra gynybai ir to mokesčių mojuoja mums, kad mes galėtumėm skolintis. Tai kadangi mes iš esmės ir koalicija, ir frakcija nepritarėm nuliniam tam tarifui, kad jisai būtų, nes logikos jokios absoliučiai nėra šiandieną. Tai mes sakom, kad palikti 150 000, nes vėlgi kyla diskusija, tai pirmą būstą neapmokestinti, bet tai vėlgi pirmas būstas, ką jūs įrodote, tarkime, papuola nuo 400 iki 600 000 vertės, tai yra 1800 žmonių. Tai iš tikrųjų pakankamai turto didelė vertė, tai yra žmonių matyt pajamos yra tikrai ne 5 000 ir ne 4 000, jų pajamos yra pakankamai didelės pagal turto vertę, jeigu žiūrit, mokestinė vertė, čia žiūri ne rinkos vertė, nes rinkos čia yra dar didesnė, aišku, nereiškia, kad tu realizuosi ir to uždirbsi, čia yra jau kiti niuansai. Tai jie ir turėtų tą mokestį realiai mokėti, kaip ir dabar, ir aš tą patį moku nuo 150 000 paviršių. Tai vienas. Dabar kitas dalykas, koks yra labai svarbus, kad išaiškinimas būtų, ar jūs susumuojate visų turto vertės. Žmogus turi 4 butus, susumuojate ir tada paskaičiuoja mokesčių inspekcija apmokestinimo vertę. Nes realiai tai turtui yra taikomas mokestis. Tai dabar kaip jūs tą traktuojate? Nes ir mes traktuojame, kad kiekvienam turtui atskirai mokestis, jeigu aš turiu Širvio gatvėje būtą ir jis yra 200 000, tai aš moku už 50 000 0,05%, tada aš turiu Šilutėje namą, tarkime, 175, tada už 25 000 0,05 moku,
ar vis dėlto jūs traktuojate, kad turi būti sudedama visas turtas ir tada vedamas, nes jeigu tai sudedi, tai reiškia, kad tu turėsi 1-2 procentų mokėti. Čia dėl ko aš kalbu, paaiškinkit jūs, nes aš mėginu aiškinti, tai žinot, iškart politiką apkaltina ir vėlgi Facebook'e visur kitur yra pasieta ta panika, kad sudės tavo visus turtus, kad ir žemės sklypą tavo sudės ir tą, mes aiškinam, kad žemės mokestis atskirai mokamas, tai geriau jūs pamėginkit iš valstybės tarnybos išaiškinti, kad ne politikai aiškintų, turbūt geriau tada. Klausimų daug, iš tiesų gal aš pradėsiu nuo sutuoktinių, ką jūs paminėjot. Iš tiesų, mes vertinam objektų lygį. Jeigu yra butas, jisai turi savo vertę. Ja, jisai turi savo vertę. Tačiau, kai mokestis mokamas, tai yra jis dalinamas turto savininkams, tai yra sutuoktiniams. Kadangi bendra jungtinės nuosavybė, tai jeigu turto vertė yra 200 000, tai bus po 100 000. Kiti klausimai, kuriuos jūs palėtėt, iš tiesų, mano bent jau vertinimo, kolegos gal mane patikslins, jie yra labiau politinio pobūdžio. Registrų centras nustato vertės objekto lygį. Po to, kaip jau šita informacija yra panaudojama, turbūt reikėtų galvoti, kad turėtų Seimas šiuo atveju apsispręsti, bet mūsų manimu šiuo atveju turbūt labai svarbus būtų valstybinės mokesčių inspekcijų dalyvavimas. Jie turbūt turėtų vertinti, kiek yra kokia bendra vertė, tarkim, vienam asmeniui tenkančio turto, ar tikslinga sujungti visus objektus į vieną kažkokią tai vertę ir nuo tos vertės skaičiuoti, ar vis tik tai skaičiuoti nuo kiekvieno objekto turimo vertę. Čia yra iš tiesų politiniai sprendimai ir turbūt ne registrų centrui nuspręsti, kurie dar kažko turėtų pakalbėti. Kalbant apie vertės, kur paminėjote, kur vertės svyruoja nuo 20 000 iki 75 000, tai noriu tik tai pabrėžti, kad Lietuvoje yra viso apie 900 000 butų ir 50% tai yra savivaldybių rajonuose ir pigesnėse savivaldybių centruose verčių zonose, tai yra šitose ribose vertės, tai jos tikrai nėra didelės. Ir aš čia manau, kad jeigu aš dar vieną prie to, kadangi mes šį vakar vėlgi su premjeru diskutavom, tai iškėlė kaip sutapimas etapo dėl sporto ir poilsio. Ar jūs nevertina tai, kad daugiausiai nekilnojamo turto objektų sporto ir poilsio paskirties, rekreacinės paskirties iškylo kurortinėse teritorijose, todėl kad šitie nelaimingi bendrieji planai realiai varė tokią sumaištį, kad norint šiandien pastatyti namą, norint pastatyti daugiabutį arba kotedžą, tu pagal bendrąjį planą statais poilsio ir sporto paskirties arba rekreacinės paskirties pastatą, tam savivaldybei yra didesnis nekilnojamo turto mokestis. Ar jūs kaip registrų centras, nes dėl ko, sakau, druskininkai Palangos gyventojai kreipėsi praeitą savaitę pas manęs, nes jų vertės, kaip davė, tai ten išvis šokom, nes ten keletą tikrinau. Ir po to aš pažiūrėjau, kad sakau, tu žiūrėk, kad tu neturi gyvenamosios paskirties, tavo vertė, kadangi papuolė rekreacinė ir poilsio zona, tai dėl to tavo ta vertė ir kyla automatiškai, tai čia taip yra. Ar jūsų savivaldybių atstovai su merais šnekatės, kad inicijuoti tų bendrųjų planų keitimą ir baigti šitas kvailystės, realiai rekreaciniai paskirties sklype pastatytas kotedžas, jis nėra skirtas, poilsiui, sportui ar ten reabilitacijai, jis realiai gyvenimui yra. Ir gaunas tai, kad tie žmonės, norėdami turėti dabar ten savo namą, butą ar dar kažką, yra priversti būti šitoj nelaimingoj daly. Ir jų tas turto mokestis, jie dar nesupranta, aš kai išaiškinau jiems, kad jūsų turto mokestis 3 kartus dabar padidės, nes negana to, kad jūs esate toj zonoje, bet ir pati turto vertė didėja, tai iš esmės tai duoda įtaką. Ar su savivaldybė vyksta koks pokalbis, ar tiesiog savivaldybės pačios savo gyvena? Registrų centro vertintojai, jie nuolat bendrauja su savivaldybių atstovais ir vertintojai bendrauja verčių nustatyme ir ypač dėl verčių zonų nustatymo. Tai yra, kad klausime savivaldybių atstovų, kokias pastabas, kokius pasiūlymus gali pateikti registrų centrui, kuris vertinimo procese galėtų atsižvelgti, kuriant verčių zonas ir nustatant vertes. Tai registrų centras kaip vertintojas, jisai bendradarbiauja verčių nustatymo lygmenyje, jeigu yra kažkokie pasiūlymai.
Ačiū didelis Aidas Gėrilas. Jeigu Klausimas, direktorius, prašau. Jo, bet iš tiesų jūs liečiat pakankamai aktualų klausimą, turiu galvoje statinių, tai yra teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir paskaičių, kurios yra numatoms ir naudojimo tikslų. Tai šiuo atveju manom, kad aplinkos ministerija turbūt galėtų korekcijas šitoje vietoje įvesti ir kiek žinom, kad tuo tikslu yra dirbama. Dabar grupė sudaryta yra šitą, kad peklą panaikintis, nes čia yra kažkas tai nenormalaus, yra Aidas. Taip, iš tikrųjų labai įdomu pamatyti jūsų prezentaciją. Mano klausimas, kiek automatiškai jo kaina kyla. Ir čia, jeigu grįžtant prie 400-600 to rėžio ir panašiai, tai vis tik tais, čia kažkur tai prasilenkiama su logika. Ir galų gale praktiškai įsivaizduokim, kad žmonės kažkada gyvenime buvo turėję daugiau potencialo ir, kaip sakyti, darbo rinkoje ir panašiai, užsidirbę, pasistatė gal net sovietmečių namą ten, sakykime, ar kažkokį tai kitą pastatą ir šiandien dienai papuola tarp tų, kurie šiandien stato, perka, parduoda ir visą kitą. O čia kokia nors reguliacija vyksta šitoje vietoje ar ne, nes mes realiai, tai kaip sakyti, einam link kažkokio tai Amerikos modelio, kur žmonės verčiame kraustytis iš vieno rajono į kitą, iš miesto į kitą miestą, sakykime, mažiau apmokestinama, bet skirtumas tik toks, kad ten rinka yra labai dinamiška ir juda ir tu gali tiek parduoti, sakykime, lengvai, tiek ir nusipirkti, pasiūla didelė. Kaip šitoje vietoje yra? Tai galbūt jau vertinimas. Tai masinis vertinimas, jisai kaip ir individualus vertinimas, jisai yra atliekamas remiantis turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Europos ir tarptautinis vertinimo standartais. Ir kaip pristatėme antroje skaidrėje, tai yra statiniai vertinami tiek lyginamųjų, tiek pajamų, tiek kaštų metodų. Tai yra metodai yra nustatyti nekilnojamo turto mokesčio įstatymą. Ir jeigu kalbėsime apie atkuriamosios kaštus, tai jūs būsite visiškai teisus, kadangi tenai yra fizinis nusidėvėjimas. Tačiau mes visus namus, butus, sodo pastatus ir kitus gyvenamuosius objektus, jeigu jiem užtenka kadastro duomenų masinio vertinimo būdu nustatyti, vertiname lyginamųjų metodų. Tai yra, vertinimas vyksta pagal tą principą, kad mes lyginame tokius pačius su tokiais pačiais objektais. Ir jeigu yra kažkokios išskirtis, kaip statybos metų, rekonstrukcijos metų, tai tenai eina mažinantis koeficientai. Tai noriu pasakyti, kad masinio vertinimo būdas yra identiškas individualiam, tik tai, kad vertinimas vyksta labai dideliu mastu ir yra vienai savivaldybei paskirčių grupiai nustatomas vienas modelis, į kurį įstačius konkretaus objekto kadastro duomenis gauname to objekto vertę. Taip pat, ta politiška kalba, tai nebus taip, kad, kaip pasakyti, senos statybos namas ir visiškai naujos statybos jie neturėtų turėti, nors tas rajonas galbūt kažkoks koeficientas bus skirtumas, bet aišku, jei to rajono vertė bendrai naujos daug statybos jinai labai išaugs, tai taip, vėl pagal rinkos dėsnius, tikėtina, kad tas namas jį parduodantis tikrai būtų aukštesnės vertės, tai tam tikri koeficientai egzistuoja, bet Tai kokie rėžiai yra, tarkim, namas 5 metų, 10, 15, 20 ir panašiai? Ar kiek tai įtakoja? Nėra taip. Rėžio nėra tokių. Įstatymai, jeigu būtų įstatymė tas įdėta, papildyti, jeigu būtų įstatymai tą metodiką, nes įstatymai yra įdėta, žinai, koeficientai kaip kas skaičiuojasi, tai jeigu įstatymė mes įdėtumėm tokį dalyką, ką tu pats sakai, tada taip, nebūtų kita užduotis, jie algoritmą sukuria kitą ir daro. Gerai, kolegos Karolis, Kęstutis, Artūras ir Dainis, mačiau, yra, jeigu gerai rankas užfiksavau staigiai, tai taip turėtų būti. Karolis, prašau. Ačiū, tai turiu du klausimus, vienas panašus į kolegos Aidą, tik tais šiek tiek
tikslinamas, sakykime, toksai. Aš paimčiau tokį pavyzdį, kaip, sakykime, panašus rajonas, kur 70% užstatyti yra apie, sakykime, 80 kvadratų dvibučių, vienbučių namų ir 30% yra didesnių apie 200 kvadratų namų. Statyba panaši, metai panašus, tas pats rajonas. Ar didesniam namui yra vertinamas ta pati kvadratūro kaina, ar tai yra įvertinama, kad jis yra mažiau likvidus, jį yra sunkiau parduoti ir galutiniam variante jis parsiduoda su mažesnė kvadrato kaina. Tai taip ir yra, nevertinama tikslingai. Ačiū. O kitas klausimas mano yra, ar jūs turite statistiką, ar per jūs eina, kiek sandorių buvo, tarkim, 24 metais padaryta perkant grinaisiais, taip mokant pilną kainą be banko paskolų, ir kiek yra sandorių padaryta tik per banką. Ne, nu, taip. Karolis nori sakyti, tas žmogus, pavyzdžiui, tu sąskaitoji turi 200 000.